Objektinė sąmata. Sąrašuose ties bet kurio objekto paspaudus dešinį pelės mygtuką ir pasirinktus kontekstinio meniu punktą objektinė, randa langelis, kuriame mes galim nurodyti objektinės tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, nuo kokio šablono padaryti, kas yra sudarytojas ir taip toliau. Programa sudaro objektinę ir jie iš karto parodo. Tai yra standartinė objektinė sąmata, standartiniai stulpeliai. Tačiau, kaip ir visada, galimas įvairios formos. Visų pirma, ar tai objektinė su PVM ar su įrengimais. Kalba eina apie štai šį stulpelį. Dabar populiariau pasidarė objektinės sąmatos forma, kur rodomas būtent taip PVM-as. Anksčiau buvo daugiau įprasta štai tokia forma. Statybos ir montavimo darbai įrengimai ir iš viso. Dabar lyg ir patogiau sako atskirti, galima ir taip ir taip. Antras parametras, tai yra kaip mes vaizduojame sumas. Ar litai su centais, ar pavyzdžiui tūkstančiais litų. Šitie du mygtukai, kurių vieną aš jau panaudojau sudaryti iš naujo pilnai, jie tiesiog perdaro objektinę sąmatą naujai. Tai aktualu ypač tada, kai jau padaryta objektinė ir atsiranda pakeitimai sąmatose, kažkokie kiti parametrai pasikeičia. Sudaryti iš naujo pilnai, panaikina šią objektinę ir iš naujo surenka visą informaciją iš visų sąmatų tame objekte ir sudaro objektinę. Perskaičiuoti tik sumas pačios objektinės nenaikina. Šito sąrašo, kurį jūs čia matote, netvarko, tik iš naujo sukelia sumas. Tai aktualu tada, kai į objektinę papildomai įvedamas tam tikros eilutės arba atvirkščiai pašalinamas kažkokios kitos eilutės nereikalingos. Ar ne? Įdedamas kažkokie tai pakeitimai, kažkokia papildoma informacija, logotipai ir taip toliau. Ir nenorima visai pilnai iš naujo daryti objektinės. Norima tik perskaičiuoti sumas, tuomet reikia spausti būtent šitą mygtuką. Dirbant su objektinė prieinamas ir redagavimo lapelis, ir vaizdo koregavimo lapelis. Objektinę galima išsaugoti kitais formatais, PDF, XLS ir taip toliau. Kaip ir bet kurį dokumentą, galima, aišku, pakeitimus išsaugoti.